Laidą Proto ringas remia uždaroji akcinė bendrovė Bensva, šeimos klinika Inesa, Seimo narys Jurgis Razma, uždaroji akcinė bendrovė Eurošiluma, verslininkas Petras Beinoras, Plungės technologijų ir verslo mokykla, nuotykių parkas Taurų parkas, pramogų centras Sporto, uždaroji akcinė bendrovė Strategas, uždaroji akcinė bendrovė Janra, uždaroji akcinė bendrovė Plungės Jonis ir uždaroji akcinė bendrovė Žemaitijos Sėklos. Sveiki gyvi, šį vakarą sveikinamės didžiajame Proto ringos superfinale Žemaitijos televizijos eteryje. Šį vakarą labai ypatingas įvykis, nes susitinka pačios gabiausios Proto ringo komandos. Ir šį vakarą pagaliau paaiškės, kas laimės didžiuosius projekto prizus ir kam atiteks nugalėtojų titulas. Kaip matote, šį vakarą susitinka nebe 2, o 3 komandos, su kuriomis susipažinsime be abejo šį vakarą vėliau. O dabar pristatysime kiek kitokias specialias šio vakaro žaidimo taisyklės. Šį vakarą vietoje 8 klausimų bus 12. Komandos atsakinės į 8 įprastus klausimus bei į 4 neįprastus kitomis temomis. Kiekviena komanda turės galimybę pasirinkti po 4 klausimus. Komanda pasirinkusi savo temą ir ją atsakiusi teisingai gauna 3 taškus. Jei komanda neatsako, tai padaryti gali varžovų komanda. Ir jei jų atsakymas bus teisingas, mes jums skirsime 2 taškus. Jei ne, bandyti atsakyti galės dar kita varžovų komanda. Ir teisingas jų atsakymas komandai pelnys 1 tašką. O taip pat, kaip įprasta, taip pat 2 taškai bus skiriami komandai, kuri pasirenka temą ir kurios atsakymas yra labai arti tiesos. Šį kartą sirgaliai, kaip būtų gaila, negalės bandyti atsakyti ir padėti savo komandai, tad šį vakarą viskas priklauso nuo komandų. Kągi, ir nieko nelaukdami pristatome šio vakaro komandas. Ir šį vakarą susitinka Senamiesčio mokyklos 8A klasės komanda. Tai Gabrielė Spudulytė, Džiugas Untulis, Kristijonas Šaulys, Julius Venskus ir Paulius Praikys. Babrungo pagrindinės mokyklos 8A klasės komanda. Tai Lukas Ciparis, Indrė Montvidaitė, Agnė Žemgulytė, Anželika Jarašiūnaitė ir Dainora Urbanaitė. Saulės gimnazijos 2B klasės komanda. Tai Ugnė Kuzavaitė, Dovydas Auštenis, Lieva Laškytė, Karolis Kukšys ir Deimantas Gedulas. Linkime visoms 3 komandoms šį vakarą kuo didžiausios sėkmės, didįjį ir ilgai lauktą Proto ringo finalą. Kovą pradėsime jau visai netrukus, bet prieš tai, kaip visada, norėtumėme padėkoti mūsų laidos rėmėjams. Uždarai akcinei bendrovei Eurošiluma, dėkojame šeimos klinikai Inesa, Seimo nariui Jurgiui Razmai, uždarai akcinei bendrovei Janra, verslininkui Petrui Beinorui, uždarai akciniai bendrovei Plungės Jonis, Plungės technologijų ir verslo mokyklai, pramogų centrui Porto, uždarai akciniai bendrovei Strategas, nuotykių parkui Taurų parkas, uždarai akciniai bendrovei Bensva, uždarai akciniai bendrovei Žemaitijos Sėklos. Na ir manau, čia visi susirinkę galite paploti ir padėkoti mūsų laidos rėmėjams. Pirmieji šio vakaro žaidimą pradės daugiausia taškų prieš tai žaidime surinkusi Senamiesčio mokyklos 8A klasės komanda. Tad visai netrukus ir pradėsime žaidimą. Likite su Žemaitijos televizija. Žemaitijos televizijos eteryje pradedame Proto ringą ir čia superfinalas ir šiandieną susitinka Senamiesčio mokyklos 8A klasės komanda. Paplokime jiems dar kartelį. Babrungo pagrindinės mokyklos 8A klasės komanda ir Saulės gimnazijos 2D klasės komanda.
Na ir pirmieji šio vakaro žaidimą pradės daugiausia taškų. Prieš tai žaidime surinkusi Senamiesčio mokyklos 8 A klasės komanda. Prašome rinktis temą. Logika. Logika. Ir klausimas skamba taip. Lukas 3 dienas praleido ligoninėje. Jis nesirgo ir nesusižeidė. Tačiau išrašant iš ligoninės, Luką teko nešti. Kodėl? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Lukas 3 dienas praleido ligoninėje. Jis nesirgo ir nesusižeidė. Tačiau išrašant iš ligoninės, Luką teko nešti. Kodėl? Senamiesčio mokyklos 8 A klasės komandai nirtingai darėsi ir tikiuosi, kad jie savo komandai pelnys pirmuosius 3 taškus. Taip pat kitos komandos taip pat galvokite savo atsakymą, galbūt tai Senamiesčio mokyklos komanda atsakys neteisingai ir jūs turėsite galimybę nugvelbti jų keletą taškų. Laikas baigėsi ir Senamiesčio mokyklos klausiau. Lukas 3 dienas praleido ligoninėje. Jis nesirgo ir nesusižeidė, tačiau išrašant iš ligoninės, Luką teko nešti. Kodėl? Jūsų atsakymas. Jis greičiausiai 3 dienas buvo prie savo mirštančio artimo žmogaus ir kai tą žmogų turėjo išrašyti, tas žmogus numirė, jis apalpo ir jį reikėjo išnešti. Ačiū labai išsamus jūsų atsakymas, bet jis, kaip bebūtų gaila, neteisingas yra. Bobrungo pagrindinės mokyklos 8 A klasės komanda, jūs turite galimybę savo komandai pelnyti 2 taškus. Ir jūsų atsakymas? Galbūt Lukas buvo naujagimis? Taip, todėl, kad prieš 3 dienas Lukas gimė. Jūs pelnote savo komandai pirmuosius 2 taškus. Sveikinu. Na ir taip atsitiko, kad jūs pelnėte 2 taškus ir dabar renkatės temą. Šis beitas. Šis beitas. Klausimas skamba taip. Koks Plungės rajono miestelis buvo ilgalaikė Žemaičių vyskupų rezidencija? 16 amžiaus antroje pusėje šiame miestelyje veikė kunigų mokykla. 60 sekundžių jūsų atsakymui. Koks Plungės rajono miestelis buvo ilgalaikė Žemaičių vyskupų rezidencija? 16 amžiaus antroje pusėje šiame miestelyje veikė kunigų mokykla. Atsakymas, manau, nėra sunkus. Jūs tikrai visi žinote teisingą atsakymą. Na, matome, kad Bobrungo pagrindinės mokyklos 8 A klasės komanda labai įdėmiai skaito klausimą. Ir taip jeigu atsitiktų, kad Bobrungo mokykla atsakytų neteisingai, Saulės gimnazija turėtų galimybę pelnyti savo komandai pirmuosius 2 taškus. Lieka 8 sekundės. Bobrungo pagrindinės mokyklos jūsų klausiau. Koks Plungės rajono miestelis buvo ilgametė Žemaičių vyskupų rezidencija? 16 amžiaus antroje pusėje šiame miestelėje veikė kunigų mokykla. Ir jūsų atsakymas? Neturiu atsakymą. Taip, na, nėra smagu. Ir dabar 2 taškus turi pelnyti galimybę Saulės gimnazijos 2 D klasės komanda. Jūsų atsakymas? Galbūt pakutuvėnai? Jūsų atsakymas neteisingas. Senamiesčio mokyklos 8 A klasės komanda, jūs turite galimybę savo komandai pelnyti 1 tašką, jeigu atsakysite teisingai. Dar kartelį primenu klausimas. Koks Plungės rajono miestelis buvo ilgalaikė Žemaičių vyskupų rezidencija 16 amžiaus antroje pusėje? Šiame miestelėje veikia kunigų mokykla. Jūsų atsakymas? Žemaičių kalvarija. Kaip bebūtų gaila, jūsų atsakymas yra neteisingas. Teisingas atsakymas yra Alsėdžiai. Tikiuosi, nuo šiol jūs žinosite. Na ir pirmąjį klausimą, pirmąją temą renkasi Saulės gimnazijos 2 D klasės komanda. Istorija. Istorija. Klausimas. Kokiame mieste ir kelintais metais buvo pastatyta
pirmoji Lietuvoje elektrinė? Kokiame mieste ir kelintais metais, pabrėžiu, buvo pastatyta pirmoji Lietuvos elektrinė? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Saulės gimnazijos antros D klasės komanda, paskubėkite. Kitos komandos ypatingai tarėsi, lieka 8 sekundės. Taip, Saulės gimnazijos antros D klasės komanda rinkosi temą istorija ir klausimas. Kokiame mieste ir kelintais metais buvo pastatyta pirmoji Lietuvos elektrinė? Jūsų atsakymas? Kaune 1959. Jūsų atsakymas neteisingas. Kaip būtų gaila, Senamiesčio 8 A klasės komanda, jeigu jūs atsakysite teisingai, pilnai, nes klausimas skambėjo taip. Kokiame mieste ir kelintais metais buvo pastatyta pirmoji Lietuvos elektrinė? Atsakote pilnai, gaunate 2 taškus, atsakote nepilnai, jūs 1 tašką į savo bagažą. Ignalina 1986. Įdomus jūsų atsakymas, bet neteisingas, kaip būtų gaila. Bobrungo mokykla. Jeigu jūs atsakote teisingai, gaunate 1 tašką. Atsakote pusiau teisingai, gaunate pusę taško. Pusę. Nes yra kokiame mieste ir kelintais metais, ar ne? Na ir Bobrungo pagrindinė mokykla. Jūsų atsakymas? Elektrinų žiburiai. Na, kaip būtų gaila, neteisingas atsakymas, o teisingas atsakymas yra 1892 metais Rietave. Visi taip sako, žinojau. Na, tikrai, aš manau, kad jūs žinojate, bet dabar prisiminėte. Ir dar kartelį antrą klausimą renkasi Senamiesčio mokyklos komanda. Prašome rinktis temą. Kultūra. Ir klausimas. Kokia Lietuvos miesto mokykla sovietiniais laikais buvo svarbus Plungės ir visos Žemaitijos kultūros ir švietimo židinys? Kokia Plungės miesto mokykla sovietiniais laikais buvo svarbus Plungės ir visos Žemaitijos kultūros ir švietimo židinys? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Klausimas, manau, nėra sunkus. Jūs šią mokyklą tikrai gerai žinote. Irgi visgi čia superfinalas. Klausimai, manau, yra netgi dar per lengvi. Na, kaip matau, Senamiesčio mokyklos komanda labai nirtingai tarėsi, taip pat daro ir Bobrungo mokykla. Taip pat nuo jų neatsilieka ir Saulės gimnazijos komanda. Kokia Plungės miesto mokykla sovietiniais laikais buvo svarbus Plungės ir visos Žemaitijos kultūros ir švietimo židinys? 8 sekundės. Na taip, Senamiesčio mokyklos 8 A klasės komanda. Turite atsakyti, kokia Plungės miesto mokykla sovietiniais laikais buvo svarbus Plungės ir visos Žemaitijos kultūros ir švietimo židinys? Jūsų atsakymas? Saulės gimnazija. Manote Saulės gimnazija. Kodėl? Jeigu apsilankytumėte joje, pamatytumėte, kokia jie apgriuvusi labai sena. Na, jūs čia juk mąstėte, tikrai, bet jūsų atsakymas yra neteisingas. Bobrungo pagrindinės mokyklos 8 A klasės komanda. Jūs turite galimybę pelnyti savo komandai 2 taškus, jeigu atsakysite į klausimą. Kokia Plungės miesto mokykla sovietiniais laikais buvo svarbus Plungės ir visos Žemaitijos kultūros ir švietimo židinys? Senamiesčio mokykla. Tikrai ne. Ir Saulės gimnazija. Jūs turite galimybę savo komandai pelnyti 1 tašką. Koks jūsų atsakymas? Dabartinė Juce mokykla, anksčiau pirma vidurinė. Taip, atsakymas teisingas. Pirmoji vidurinė mokykla, dabartinė akademiko Adolfo Juce pagrindinė mokykla. Jūsų komandai 1 taškas. Komandos jau atsakė į 4 klausimus ir mes, mėlyjei Žemaitijos televizijos žiūrovai, keliaujame į trumputėlį reklaminę pauzę, po kurios vėl grįžime į proto ringą, į superfinalą.
Laidą Proto ringas remia uždaroji akcinė bendrovė Bensva, šeimos klinika Inesa, Seimo narys Jurgis Razma, uždaroji akcinė bendrovė Eurošiluma, verslininkas Petras Beinoras, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Nuotykių parkas Taurų parkas, Pramogų centras Sporto, uždaroji akcinė bendrovė Strategas, uždaroji akcinė bendrovė Janra, uždaroji akcinė bendrovė Plungės Jonis ir uždaroji akcinė bendrovė Žemaitijos Sėklos. Sugrįžtame po trumpos reklaminės pauzės. Čia Žemaitijos televizijos eteryje Proto ringos superfinalas ir šiandieną susitinka Senamiesčio mokyklos 8A klasės komanda. Paplokime jiems dar kartelį. Taip pat Babrungo pagrindinės mokyklos 8A klasės komanda ir Saulės gimnazijos 2D klasės komanda. Na ir dar vieną klausimą, o tiksliau temą renkasi Babrungo pagrindinės mokyklos komanda. Prašome. Asmenybės. Asmenybės. Koks garsus Plungės rajono visuomenės veikėjas visoje Lietuvoje buvo gerai žinomas kaip fizikas, aukštosios mokyklos pedagogas, etnografas, kraštotyrininkas, Plungėje jo vardu pavadinta gatvė. 60 sekundžių jūsų atsakymui. Koks garsus Plungės rajono visuomenės veikėjas visoje Lietuvoje buvo gerai žinomas kaip fizikas, aukštosios mokyklos pedagogas, etnografas, Plungėje jo vardu pavadinta gatvė. Matome, kad Babrungo pagrindinės mokyklos 8A klasės komanda labai įnirtingai galvoja, lieka tik 7 sekundės. Na ir Babrungo pagrindinės mokyklos komanda pasirinko temą asmenybės ir klausimas, koks garsus Plungės rajono visuomenės veikėjas visoje Lietuvoje buvo gerai žinomas kaip fizikas, aukštosios mokyklos pedagogas, etnografas. Plungėje jo vardu pavadinta gatvė. Jūsų atsakymas? Mačernis. Jūsų atsakymas be abejo neteisingas yra. Ir gimnazija turi galimybę pelnyti 2 taškus. Adolfas Vyčys. Tikrai neteisingai jūs atsakėte. Senamiesčio mokykla, jūs turite galimybę pelnyti 1 tašką. Jeigu atsakysite teisingai, koks garsus Plungės rajono visuomenės veikėjas visoje Lietuvoje yra gerai žinomas kaip fizikas, aukštosios mokyklos pedagogas, etnografas, kraštotyrininkas, Plungėje jo vardu pavadinta gatvė. Jūsų atsakymas. Bandysim spėti. Mendelis. Be abejo, jūs atsakėte neteisingai, o teisingas atsakymas yra Ignas Končius. Na, tikiuosi, jeigu nežinojote, sužinojote, o jeigu žinojote, turėjote galimybę prisiminti. Dar viena tema renkasi Saulės gimnazijos antrokai. Prašome. Politika. Ir klausimas skamba taip. Lietuvos Respublikos Seimo narys, gimęs 1958 metais Žvirblaičiuose, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas. Kas jis? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Matosi, kad gimnazija labai nirtingai bandė tartis, bet jau žino teisingą atsakymą. Tik įsivaizduoju, kitas komandas ir be abejo tarkitės. Na, tai gali atrodyti, kad klausimas yra labai lengvas. Na, pagalvokite tikrai. Nes galite tikrai suklysti. Gali kažkas jūs suklaidinti. Pagalvokite.
pasirinkote temą politiką, jūsų klausiau. Lietuvos Respublikos Seimo narys, gimęs 1958 metais Žvirblaičiuose, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas. Kas jis ir jūsų atsakymas? Jurgis Razma. Na, jūsų atsakymas yra teisingas, sveikinam, 3 taškai. Na ir klausimą renkasi Senamiesčio mokyklos 8A klasės komanda. Liko tik 2 žinomi klausimai, tik 2 žinomos temos. Ką renkatės, turizmą ar sportą? Turizmas. Turizmas. Kokiai žymiai Lietuvos rašytojai yra skirtas muziejus Bukantėje, Plungės rajone? Kokiai žymiai Lietuvos rašytojai yra skirtas muziejus Bukantėje, Plungės rajone? Na, kiek suprantu, Senamiesčio mokykla jau turi atsakymą. Sekundės liko Senamiesčio mokyklai. Senamiesčio mokykla pasirinko temą turizmas ir klausimas, kokiai žymiai Lietuvos rašytojai yra skirtas muziejus Bukantėje, Plungės rajone. Jūsų atsakymas? Žemaitė. Ir jūs atsakėte teisingai, jums skiriame 3 taškus. Na ir rezultatas. Senamiesčio mokykla turi 3 taškus, Babrungo mokykla turi 2 taškus ir Saulės gimnazija turi 4 taškus. Na ir Babrungo pagrindiniai mokyklai liko paskutinioji tema ir sportas. Ir klausimas skamba taip. Kas yra dabartinis Plungės Olimpo komandos vadovas? 60 sekundžių atsakymui. Klausimas mano galva yra išties labai lengvas. Kas yra dabartinis Plungės Olimpo komandos vadovas? Ir Babrungo pagrindinė mokykla. Jūs turite atsakyti, kas yra dabartinis Plungės Olimpo komandos vadovas. Jūsų atsakymas? Neturite atsakymą, na kaip būtų gaila. Saulės gimnazija, jūs turite galimybę savo komandai pelnyti 2 taškus. Dar 2 taškus ir turite atsakyti, kas yra dabartinis Plungės Olimpo komandos vadovas. Gintlainis. Jūsų atsakymas neteisingas, o sirgaliai prašome tyliai sirgaliai, Senamiesčio mokykla, jūs turite galimybę pelnyti 1 tašką. Taigi, kas yra dabartinis Plungės Olimpo komandos vadovas? Žukauskas. Jūsų atsakymas neteisingas, teisingas atsakymas yra Kęstutis Kvietkus. Na, manau, žinosite, na ir komandos jau atsakė į visus 8 įprastus mūsų žaidimo klausimus. Beliko paslaptingieji 4 klausimai, po kurių paaiškės šio vakaro ir šio žaidimo nugalėtojai. Taigi dar kartelį garsiais aplodismentais palaikykite Senamiesčio mokyklos 8A klasės komandą. Taip pat mes palaikom Babrungo pagrindinės mokyklos 8A klasės komandą. Ir vyriausiosios Saulės gimnazijos 2 klasės komanda. Paskutiniąją Proto Ringo superfinalo kovą pratęsime po trumpos reklaminės pauzės. Mėlyjei, likite su mūsų televizija. Laidą Proto Ringas remia uždaroji akcinė bendrovė Bensva.
Šeimos klinika Inesa, Seimo narys Jurgis Razma, uždaroji akcinė bendrovė Eurošiluma, verslininkas Petras Beinoras, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Nuotykių parkas Taurų parkas, Pramogų centras Sporto, uždaroji akcinė bendrovė Strategas, uždaroji akcinė bendrovė Janra, uždaroji akcinė bendrovė Plungės Jonis ir uždaroji akcinė bendrovė Žemaitijos Sėklos. Sveiki sugrįžę po trumpos reklaminės pauzės į mūsų studiją, kurioje vyksta įnirtinga kova tarp 3 geriausiųjų proto ringo klasių komandų. Rezultatas: Senamiesčio mokyklos komanda turi 3 taškus, dar kartelį jiems paplokime. Badrungo pagrindinė mokykla turi 2 taškus ir Saulės gimnazija turi 4 taškus. Paplokime taip pat jiems. Ir prieėmė prie paslaptingųjų šio vakaro žaidimo klausimų. Ir pirmąjį klausimą, tiksliau skaičių, po kuriuo slepiasi klausimas, renkasi Saulės gimnazijos 2 D klasės komanda. Rinkite skaičiuką nuo 1 iki 4. 3. Ir klausimas: koks yra tikslus vadinamosios Plungės jūros pavadinimas? Koks yra tikslus vadinamosios Plungės jūros pavadinimas? Neapsigaukite, įspėju visas komandas, neapsigaukite. Koks yra tikslus vadinamosios Plungės jūros pavadinimas? Na, pagalvokite, na, klausimas nėra toks lengvas, tikrai. Visos komandos, be abejo, pagalvokite labai gerai. Saulės gimnazija, jūs pasirinkote be temos klausimą, 3 klausimą ir jūsų klausau: koks yra tikslus vadinamosios Plungės jūros pavadinimas? Koks yra tikslus? Ir jūsų atsakymas? Paprungo upės tvenkinys. Jūsų atsakymas neteisingas. Senamiesčio mokykla. Jūs turite galimybę savo komandai pelnyti 2 taškus. Paprungo užtvanka. Jūs atsakėte neteisingai. Babrungo mokykla. Paprungo. Atsakymas neteisingas. Na, galiu pasakyti, aš taip pat, kai sužinojau atsakymą, labai sudvejojau, ar toks galėtų būti. Taigi klausimas buvo toks: koks yra tikslus vadinamosios Plungės jūros pavadinimas? Skaitau: Guldingos hidroelektrinės tvenkinys. Štai toks yra teisingas atsakymas. Paplokime, jeigu nežinojate. Šiandieną sužinojate. Ir antrąjį paslaptingą klausimą renkasi Senamiesčio mokyklos 8 A klasės komanda. 2. Ir klausimas: ką Plungėje įkūrė ir išlaikė Mykolo Ginskio žmona Marija? Vietiniai šį pastatą vadino Ochranka. Ką Plungėje įkūrė ir išlaikė Mykolo Ginskio žmona Marija? Vietiniai šį pastatą vadino Ochranka. 60 sekundžių jūsų atsakymui. Įkūrė ir išlaikė Mykolo Ginskio žmona Marija. Vietiniai šį pastatą vadino Ochranka. Taip. Senamiesčio mokykla. Jūsų atsakymas? Žirgynas. Jūsų atsakymas yra neteisingas. Babrungo pagrindinė mokykla. Jūs turite galimybę savo komandai pelnyti, taip jums trūksta 2 taškų, ar ne? Aš manau, kad jūs tikrai tarpusavėje labai tarėtės, ar ne, ir manau, priėjote
teisingo atsakymo, ar ne? Ir jūsų atsakymas? Prieglauda, vaikų namai. Jūs atsakėte teisingai, sveikinam! Na ir ką? Jūs, Bobrungo pagrindinė mokykla, renkatės pirmąjį savo paslaptingąjį klausimą ir liko 2 skaičiai. Vienetukas ir ketvertas. 4. Klausimas. Kunigaikštis Mykolas Oginskis savo dvare turėjo turtingą biblioteką. Nepriklausomos Lietuvos metais ji buvo perduota. Kam ji buvo perduota? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Na, Bobrungo mokykla turi pasistengti. Nepriminsiu, Senamiestis turi 3 taškus, Bobrungo mokykla 4 ir gimnazija turi taip pat 4 taškus. Bobrungo mokykla, jūs pasirinkote skaičių 4 ir klausimas. Kunigaikštis Mykolas Oginskis savo dvare turėjo turtingą biblioteką. Nepriklausomos Lietuvos metais ji buvo perduota. Kam ji buvo perduota? Jūsų atsakymas? Vilniaus universitetui. Jūsų atsakymas neteisingas. Plungės Saulės gimnazija, jūs turite galimybę savo komandai pelnyti 2 taškus. Taigi jūsų atsakymas. Laukiu atsakymo. Kiek suprantu, neturite atsakymo, ar ne? Jūsų atsakymas. Aleksandro bibliotekai. Jūsų atsakymas neteisingas. Senamiesčio mokykla, jūs turite galimybę savo komandai pelnyti 1 trūkstamo jums taip taško. Žemaitijos biblioteka. Tikrai ne. Teisingas atsakymas yra Plungės gimnazijai. Na, jeigu nežinojate, gimnazistai sužinojo. Ir visi kiti. Taigi, Saulės gimnazijos 2D klasės komandai liko paskutinis skaičius, po kurios slepiasi klausimas. Pirmasis skaičiukas ir klausimas. 19 amžiaus antroje pusėje Plungės mieste dirbo apie 100 amatininkų, laikrodininkų, kalvių, stalių, kurpių ir kitų. Tačiau Plungė garsėjo ypatingai vienu amatu. Kokiu amatu garsėjo Plungė? 19 amžiaus antroje pusėje Plungės mieste dirbo apie 100 amatininkų, laikrodininkų, kalvių, stalių, kurpių ir kitų. Tačiau Plungė garsėjo ypatingai vienu amatu. Kokiu amatu garsėjo Plungė? Sekundės liko. Plungės Saulės gimnazija. Klausimas. 19 amžiaus antroje pusėje Plungės mieste dirbo apie 100 amatininkų, laikrodininkų, kalvių, stalių, kurpių ir kitų. Tačiau Plungė garsėjo ypatingai vienu amatu. Kokiu? Jūsų atsakymas? Kad galbūt daug muzikantų buvo. Jūsų atsakymas yra neteisingas. Senamiesčio mokykla, jūs turite galimybę savo komandai pelnyti 2 taškus. Jeigu jūs pelnote 2 taškus, jūs esate šio žaidimo laimėtojai. Tai labai daug kas priklauso, viskas nuo to, kaip jūs atsakysite. Aš tikiuosi, jūs esate susikaupę ir žinote teisingą atsakymą. O kas būtų, jeigu jūs atsakytumėte neteisingai, ar ne? Na gerai, nebekankinsiu, taigi jūsų atsakymas? Linų audimu. Sakote linų audimu. Ir jūs norite būti pirmos vietos laimėtojai, ar ne? Tikrai? Bet jūsų atsakymas neteisingas. Bobrungo mokykla, jeigu jūs atsakote, jūs tampate pirmojo sezono proto ringo nugalėtojai. Viskas priklauso tik nuo jūsų. Sirgaliai, prašome tylos salėje ir laukia atsakymo. Bobrungo mokykla, jūsų atsakymas? Drožinėjimai. Na, galite konkretinti.
Atsakymo nėra. Na, labai panašiai jūs atsakėte, bet negalim užskaityti jūsų atsakymo, tai yra klumpėdirbystė. Plunkės, klumpadirbių, gamintos margintos klumpės yra žinomos visoje Žemaitijoje. Tuo laikmečiu buvo. Na ir rezultatas yra toks. Senamiesčio mokyklos 8 A klasės komanda turi 3 taškus ir jūs šiandieną esate 3 vietos laimėtojai. Paplokime jiems. O Bobrungo pagrindinė mokykla ir Plungės Saulės gimnazija turi po 4 taškus. Visai netrukus bus papildomi klausimai, bet tie papildomi klausimai bus iškart po trumpos reklaminės pauzės. Likite su Žemaitijos televizija. Laidą Proto ringas remia uždaroji akcinė bendrovė Bensva, šeimos klinika Inesa, Seimo narys Jurgis Razma, uždaroji akcinė bendrovė Eurošiluma, verslininkas Petras Beinoras, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Nuotykių parkas Taurų parkas, Pramogų centras Sporto, uždaroji akcinė bendrovė Strategas, uždaroji akcinė bendrovė Janra, uždaroji akcinė bendrovė Plungės Jonis ir uždaroji akcinė bendrovė Žemaitijos sėklos. Grįžtame po trumpos reklaminės pauzės. Čia Žemaitijos televizijos eteryje Proto ringas, superfinalas ir jau išaiškėjo, kad 3 vietos laimėtojai yra Senamiesčio mokyklos 8 A klasės komanda. Paplokime jiems. O dabar dėl 1-2 vietos varžosi Bobrungo mokykla su Saulės gimnazija, nes jie turi vienodą taškų skaičių. 4-4. Šalia manęs yra 4 klausimai, pažymėti nuo 1 iki 4 numeriukais ir kiekviena komanda turės pasirinkti po 1 numerėlį, ar ne? Jeigu komanda atsakys teisingai savo pasirinktą numerį, pelnys 3 taškus. Jeigu neatsakytų, priešingų komanda galėtų bandyti pelnyti 2 taškus, jeigu jūsų pasirinktas klausimas bus neteisingai atsakytas. Taigi pirmieji renkasi skaičių nuo 1 iki 4 Bobrungo mokyklos komanda. Antras. Kiek kiaušinių tuščių skrandžių gali suvalgyti žmogus? Kiek kiaušinių tuščių skrandžių gali suvalgyti žmogus? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Kiek kiaušinių tuščių skrandžių gali suvalgyti žmogus? Na ir taip. Laukiu jūsų atsakymo, kiek kiaušinių tuščių skrandžių gali suvalgyti žmogus. Jūsų atsakymas? 1, nes paskui skrandis bus nebetuščias. Teisingai, 3 taškai, sveikiname. Na ir taip. Saulės gimnazija. Turite rinktis taip pat nuo 1 iki 4. Antras numeris jau yra atsakytas, teisingai. Ir prašome. 3. Klausimas. Koks yra bendras Bobrungo upės ilgis? Koks yra bendras Bobrungo upės ilgis? Na ir prašome, Saulės gimnazija, viskas priklauso nuo jūsų atsakymų, ar ne? Na, išsirinkote, galiu pasakyti, sunkoką klausimą, ar ne? Jau čia reikia tiksliai žinoti. Taigi, koks yra tas bendras upės ilgis? 28 km. Jūs atsakėte neteisingai. Na, leiskim dar Bobrungo mokykloje atsakyti. Jūs galėsite dar papildomai savo komandai pelnyti 2 taškus. Taigi, koks yra bendras ilgis?
18 km. Jūs atsakėte neteisingai. Bendras ilgis yra 59 kilometrai. Na ir dabar išaiškėjo, kad Saulės gimnazijos 2 klasės komanda Proto ringe laimi antrąją vietą. Paplaukime. Ir pirmoji vieta Bobrungo pagrindinės mokyklos 8 klasės komandai. Laidą Proto ringas remia uždaroji akcinė bendrovė Bensva, šeimos klinika Inesa, Seimo narys Jurgis Razma, uždaroji akcinė bendrovė Eurošiluma, verslininkas Petras Beinoras, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Nuotykių parkas Taurų parkas, Pramogų centras Sporto, uždaroji akcinė bendrovė Strategas, uždaroji akcinė bendrovė Janra, uždaroji akcinė bendrovė Plungės Jonis ir uždaroji akcinė bendrovė Žemaitijos sėklos. Sugrįžtame po dar vienos trumpos reklaminės pauzės ir jau išaiškėjo, kad šį vakarą 3 vietos laimėtojai yra Senamiesčio mokyklos 8 klasės komanda. Prašome juos paploti, atsistoti į juos. Ir sveikiname, jiems be abejo labai dėkojame ir jiems be abejo ir įteikime 3 laipsnio diplomas ir padėka. Taip, ir dar kartelį dėkojame ir sveikinam su 3 vieta Gabrielę Spudulytę, Džiugą Untulį, Kristijoną Šaulį, Julių Venskų, Paulių Truikį. Paplokime jiems 3 vietos laimėtojai. Na ir taip lėmė paskutiniai klausimai, kad šiandieną 2 vietos laimėtojai yra Plungės Saulės gimnazijos 2 klasės komanda. Prašome juos atsistoti. Paplokite jiems. Ir jiems be abejo įteikiama padėka visiems asmeniškai, padėka mokyklai, mokyklos bendruomeniai ir 2 laipsnio diplomas. Ir dėkojame Ugniai Kuzavaitei, Dovydui Auškalniui, Ievai Vaškytei, Karoliui Pupčiui ir Deimantui Gedgaudui. Dėkojame jiems, paplokime 2 vietos laimėtojai. Na ir iškilmingai sveikiname, kad Proto ringo 1 vietos laimėtojai Bobrungo pagrindinės mokyklos 8 klasės komanda. Paplokime jiems. Ir jiems be abejo įteikiama padėka, kurią parveš mokyklos bendruomeniai. Taip pat 1 laipsnio diplomas ir padėkos asmeninės. Tai Lukui Ciperiui, Indrei Montvidaitei, Agnei Žemgulytei, Andželikai Jarašiūnaitei ir Dainorai Urbanaitei. Ir paplojame, pirmasis sezonas Proto ringo jau turi laimėtojus. Sveikiname 1, 2, 3 vietos nugalėtojus ir kviečiame Seimo narį Jurgį Razmą pasakyti sveikinimo žodį ir įteikti prizus. Aplodismentai visų. Tai mėly dalyviai, jų ugdytojai ir organizatoriai, iš tikrųjų smagu buvo čia pasėdėti šitam dinamiškam tokiam renginį ir džiaugiuosi, kad man buvo tekęs pasyvus vaidmuo. Nes jeigu būtų tekę atsakinėti į tuos klausimus, aš bandžiau įvertinti, na gal 3/3 ir būčiau įveikęs. Tai organizatoriai tikrai, matau, mėly 8-okai, jūs labai aukštai vertina ir tokius rimtus labai klausimus yra sugalvoję. Bet gal ir gerai, nes jeigu čia būtumėt gavę tokius klausimus, į kuriuos būtumėt 1-2 atsakę, būtumėt pasijutę, kad viską čia jau labai žinot ir beveik ir mokytis nebreikia. Dabar aš manau, jums yra toks signalas, kad dar yra galimybė labiau gilintis į istoriją, ypač Plungės krašto istoriją. Tai aš manau, laida ir bus pasiekusi tą svarbią misiją, taip pasielgdama.
Na, o man smagu tikrai prisiminti, čia bus, kad buvom kartu ir aš paprašysiu, kad tam mūsų pabendravimo faktui užtvirtinti mano padėję Dainora jum įteiktų tokias nedidelės atminimo dovanėlės, kol aš kalbu. Tai čia rasit priemonės, kurios, man atrodo, skatins jūs toliau eiti tą kryptim, domėtis, gilinti žinias. Yra ten žemėlapiai vienam variante, man atrodo, tai tikėsimės, kad organizatoriai geografinių klausimų pagalvos. Na, Babrungo ilgi jūs jau galėsit gal ten tiesiogiai išsimatuoti, kad kitą kartą žinotumėt. Šiaip tikrai šaunus sumanimas ir aš labai dėkingas Telšių krašto televizijos vadovams, šito būtent ringo organizatoriams, kad sugalvojo tai, nes iš tikrųjų pasaulis eina dabar į žinių visuomenę. Ir aš noriu tikėtis, kad plungiškiai toj ateities Lietuvoje, kuri norės būti pasauliui turbūt kuo labiau konkurencinga, kad plungiškiai čia gerai reikšis. Tai jau tokie konkursai, tokie proto ringai tikrai, aš manau, padeda eiti tą kryptim. Tai kągi, dėkui pasiryžusiem čia dalyvavusiem ir laimėjusiem ir gal ne visai laimėjusiem, bet laimėtojai, aš manau, esat visi. Dėkui labai mokytojams, kurių vis tiek matyti tam tikro stumtelėjimo, paskatinimo taip pat prireikė. Dėkui visiems, kurie parėmė šitą priemonę svarbę. Ir be abejo, Žemaitijos televizijai būtinai ir kitais metais tokį pat konkursą daryti, jau čia kitaip neišsisuksit. Sėkmės visiems. Be galo dėkojame Lietuvos Respublikos Seimo nariui Jurgiui Razmai, o taip pat į mūsų studiją šiandieną atvyko Nuotykių parko Taurų parkas savininkas, kuris taip pat jums yra paruošęs prizą. O apie šį prizą plačiau papasakos ir sveikinimo žodį tars pats Taurų parko savininkas Antanas Venskus. Aplodismentai jam. Norėčiau padėkoti pirmojo eilėje organizatoriams, kad pakvietė mumis į šitą jūsų labai įdomų renginį. Labai malonu matyti tokius jaunus ir tokius protingus vaikus. Tai va, norėčiau pakviesti visų amžiaus kategorijų žmonės aktyviai ilsėtis. Mano šeima turi įkūrusi Taurų nuotykių parką. Tai yra gamtoje įkurtas parkas, 3 km trasų medžiuose ir apie 3-4 km žaliasis takas su informaciniais takais, miško takeliais. Tai va, kviesčiau visus apsilankyti, o šitos dalyvius, kurie labai puikiai pasirodė, visiems turim dalyviams kvietimus apsilankyti į mūsų nuotykių parką. Jie gauna šitos kvietimus dovanų. Dar norėčiau patikrinti jų žinias. Jie visi jau gauna visi šitos kvietimus, o čia jums visiems asmeniniai kvietimai. Ir norėčiau patikslinti, ar tikrai jūs tokie visi protingi, dar turiu papildomų 2 kvietimus, kuriuos galėsite įteikti savo draugams arba draugėms. Tai jūs jau visi pakviesti, bet noriu, kad jūs dar galėtumėt savo draugą arba draugę savo protų įrodyti, kad galit va dar uždirbti. Tai va būtų vienas iš klausimų toksai. Taurų parkas įkurtas Tauragės mieste. Kokiam regionui priklauso Tauragės miestas? Tai yra Žemaitijai, Aukštaitijai ir Suvalkijai. Laukiu iš jūsų atsakymą. Taip, atsakymas teisingas. Žemaitija. Kelintais metais buvo įkurtas Taurų nuotykių parkas? Prašom paspėlioti. Su 10 išgirdau teisingą atsakymą. Tai va, tiek norėjau pasakyti ir visus kviečiu. Mūsų parkas veikia jau 3 sezonai, dabar į arklio metus įžengėm, tai 4 metus. Ir kviečiame visus aktyviai pailsėti nuo intensyvių mokslo metų, nuo žinių kaupimo.
Tai va, ačiū visiems uždėmesi. Bet tai dar ne viskas. Per visus tuos 3 mėnesius buvo renkama ir geriausia 8, 9 ir 10 klasės, todėl atėjo metas paskelbti ir jas. O prizą geriausiams klasėms įsteigė jums visiems gerai žinomas verslininkas Petras Beinuras. Kviečiame Petrą Beinuras ir tik keletą žodžių. Smagu, kad jūs visi čia sudalyvavot, parodėt savo žinias. Aišku, reikia padėkoti ir mokytojams, kad jie jums pastumėjo gilintis, domėtis, skatino kažkaip ugdė jumis. Nu ir manau, jūs patys iš tikrųjų dasidėjot prie šito proto ringo kovos ir parodėt, ką sugebat, ką nugalėjot. Na, o tas geriausias klases irgi reikia paskatinti, kad jos nenusimintų, nenusiviltų. Mano šeimos verslas biški gal kitoks, negaliu padovanoti ten kažkokių pakvietimų. Tai gal tada norėčiau šitoms visoms klasėms įsteigti tokį, įsteigiau tiksliau sporto ir sveikatingumo klubas Impulsas ir visą šitą kelionę organizuoti visoms šitom klasėm. Šitas sveikatingumo fondas. Visom klasėm. Visom geriausiom klasėm. Proto ringo geriausiai 8-okai, tai Senamiesčio mokyklos 8 klasės komanda. Gintarė Armalytė, Gintarė Petreikytė, Matas Galiauskas, Žilvinas Kubilius ir Kazimieras Vitkus. Tai ir jeigu jie yra, prašome, čia pasirodykite. Pas mūsų. Geriausios 9 klasės pripažintos net 2 klasės. Tai Saulės gimnazijos 1 D ir Senamiesčio mokyklos 9 C klasės komandos. Saulės gimnazijos 1 D klasės komandai atstovavo Mantvidas Balsys, Karolina Ivanauskaitė, Goda Valaiškaitė, Akvilė Varpetaitė ir Monika Ubavičiūtė. Prašome, jūs taip pat esate geriausi, ateikite čia arčiau. Prašome, prašome. Na, o geriausia proto ringo 10 klasė pripažinta Saulės gimnazijos 2 D klasės komanda. Tai Vilius Lukošius, Motiejus Lapžintis, Indrė Stanevičiūtė, Džordana Šneiderytė ir Edvinas Balandis. Na ir dar kartelį sveikiname geriausias 9 klasės Saulės gimnazijos 1 D ir Senamiesčio mokyklos 9 C klasę. Taip pat sveikiname Senamiesčio mokyklos 8 C klasę ir sveikiname 10 klasę Saulės gimnazijos 2 B klasę komandą. Jūs esate pripažinti šauniausiais, žmaukščiausiais, geriausiai atsakinėjančiais ir dažniausiai pastebėtais. Ir jūs keliausite į sporto ir sveikatingumo klubą Impuls kelionę ir jums naudoja verslininkas Petras Beinuras. Dėkoju jums ir prašome vėl užimti savo vietas. Kągi, o mes dar kartelį, jau paskutinį kartą norime padėkoti mūsų gausiam būdui rėmėjai. Nuoširdžiai dėkojame uždarai akciniai bendrovei Eurošiluma, šeimos klinikai Inesa, Seimo nariui Jurgiui Razmai, uždarai akciniai bendrovei Janra, verslininkui Petrui Beinurui, uždarai akciniai bendrovei Plungės Jonis. Na ir be galo mes norėtume padėkoti ir kitiems rėmėjams. Plungės technologijų ir verslo mokyklai, pramogų centrui Porto, uždarai akciniai bendrovei Strategas, Nuotykių parkui Taurų parkas, uždarai akciniai bendrovei Vensva, uždarai akciniai bendrovei Žemaitijos sėklos. Be galo jums dėkojame, rėmėjai, kad jūs visus 3 mėnesius mums rėmėte, pagelbėjote mums. Be galo jums dėkojame ir visai netrukus jiems mes visiems įteiksime padėkas. O visai netrukus čia visų mūsų dalyvių, visų susirinkusiųjų laukia furšetas, laukia džiaugsmas, kad Dobrungo pagrindinė mokykla tapo Proto ringo 1 vietos laimėtojais. Ir mes be galo norim padėkoti už furšetą, kuris bus po laidos Plungės technologijų ir verslo mokyklai ir direktoriui Audriui Misiūnui. Ir kviečiame jį čia pasakyti sveikinimo žodį. Sveiki visi šaunieji žaidėjai, sirgaliai, svečiai, mokytojai. Iš tikrųjų buvo labai puikia laida, nuotaikinga. Sunkus, šmaikštus ir sudėtingi klausimai, net 2 kartus aš pats suklydau. Vieną gal dėl Olimpo direktoriaus ten kažkaip pagalvojau, kad gerbiamas Algirdas, ir dėl Seimo nario labai sudvėjojau, koks čia galėtų būti iš Plungės. Tai juokauju, aišku, iš tikrųjų
dar sykį džiaugiuosi šito renginiu ir tikrai jūs nusipelnėte gero furšeto. Labai apgailestauju, kad jūs neturite dar 18 metų ir furšetas bus truputį kuklesnis, netoks čempioniškas, bet po kelių metų aš manau jūs galėsite pilnai atšvęsti iki galo. Sveikinu visus dar sykį ir kuo geriausio ir skanaus apetito visiems. Sėkmės! Na ir mūsų laidą Proto ringas be galo daug rėmė, kaip ir mes minėjome, verslininkų, visuomenės atstovai ir jiems be galo norėtume padėkoti. Taigi, nuoširdžiai dėkojame Seimo nariui Jurgiui Razmai už paramą ir dalyvavimą laidoje Žinių viktorinoje Proto ringas. Nuoširdžiai dėkojame Nuotykių parko Taurų parką savininkui Antanui Venskui. Taip pat nuoširdžiai dėkojame verslininkui Petrui Beinorui. Nuoširdžiai taip pat dėkojame uždarosios akcinės bendrovės Vensva direktoriui Svajūnui Sungailai. Dėkojame jam. Ir taip pat be galo dėkojame Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriui Audriui Misiūnui už paramą ir dalyvavimą laidoje Žinių viktorinoje Proto ringas. Ir štai Proto ringo visos kovos jau baigėsi. Beliko pasakyti ačiū mėlyjams Žemaitijos televizijos žiūrovams, kurie stebėjo šią laidą ir bandė kartu su moksleiviais atsakyti į klausimus. O taip pat ačiū tariame visiems žaidimo dalyviams, jų mokytojams, palaikymo komandoms, mokyklų bendruomenėms ir kitų, sakome, susitikimų Žemaitijos televizijos eteryje. Ir be galo dar kartelį norėtume padėkoti Plungės technologijų ir verslo mokykloje už visai netrukus būsiantį furšetą. Ačiū visiems, kurie buvote su mūsų televizija, su mūsų projektu visus ištisus 3 mėnesius.